Penktas skyrius - vairuotojų pareigos pėstiesiems. Vairuotojas išvažiuodamas iš uždaros teritorijos, nes būna tik arba sankryža, arba išvažiavimas iš uždaros teritorijos. Tai išvažiuodamas iš uždaros teritorijos arba įvažiuodamas į uždarą teritoriją privalo praleisti pėsčiuosius, kurių važiavimo kryptį jis kerta. Ėjimo kryptį kerta. Pavyzdžiui, va kaip čia matom paveikslėlį, eina žmonės, tai mes išvažiuodami privalom duoti kelią. Lygiai taip pat įvažiuodami į uždarą teritoriją, pavyzdžiui čia šitas automobilis nori sukti į dešinę, įvažiuoti į uždarą teritoriją, tai va čia pėstieji turi pirmenybę ir juos mes privalom praleisti sukdami į uždaras teritorijas. Na, o sankryžose, jeigu sukam į dešinę arba į kairę, privalom praleisti pėsčiuosius ne tik tuos, kurie jau eina. Privalom praleisti ir tuos, kurie stovi ir ketina įeiti. Tai reiškia, sukdami į kairę praleidžiam pėsčiuosius, netgi jeigu jie stovi ir dar neina, lygiai taip pat į dešinę sukdami. Irgi praleidžiam pėsčiuosius einančius per kelią. Tai skirtumas yra toks, kad jeigu čia stovi žmogus, aš važiuoju, žvilgteliu, kad jis nekruta, nepradeda eiti, aš ir galiu nuvažiuoti. Bet jeigu tai yra sankryža, aš privalau sustoti ir suteikti galimybę jiems pereiti. Bet tarkim, jie čia stovi, aš pradedu važiuoti, jie pradeda eiti ir aš juos partrenkiu, vis tiek liksiu kaltas, nes partrenkiau, nes jie ėjo ir aš juos partrenkiu. Na, o važiuodami atgal visada privalom pėsčiuosius praleisti, pėstysis kažkokiai parkavimo aikštelė, kažkokiu būdu atsidurs jums už nugaros, visada būsit kalti, jeigu važiavot atgal ir užkliudėt pėstįjį. Na, pėstysis pradėjo eiti per žalią, bet nespėjo pereiti. Pėstysis turi teisę pabaigti pereiti per pėsčiųjų perėją. Netgi, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju, dega žalias šviesoforo signalas. Galiu pasitraukti, parodyti, dega žalias šviesoforo signalas, bet mes jeigu eina pėstysis, negalim važiuoti ir privalom vis tiek leisti jam pabaigti pereiti. Na, jeigu tai yra reguliuojama pėsčiųjų perėja, tai privalot sustoti, kai užsidegė draudžiamasis signalas. Kada dabar reikia praleisti tą pėstyje, ne? Tai jeigu pėsčiųjų perėja yra tik po vieną eismo juostą kiekvieną kryptim, man reikia praleisti pėstįjį netgi tą, kuris stovi kitoj pusėje, kitoj važiavimo juostoj, va toj pusėje. Va čia stovi pėstysis, aš jį privalau tada sustoti ir praleisti, nors jis yra kitoj pusėje. Bet kai yra daugiau nei po vieną eismo juostą kiekvieną kryptim, tarkim yra po dvi eismo juostas kiekvieną kryptim, tai tada aš turiu praleisti pėsčiuosius tik tuos, kurie jau yra atėję iki mano važiavimo krypties eismo juostų. Tai va čia matom yra 4 eismo juostos, 2 į vieną pusę, 2 atgal. Tai tada va ten, kur dar eina pėstieji, aš jų neprivalau praleisti, kol jie nedaėjo iki vidurio. Tada tik atsiras man prievalė juos praleisti. Jeigu po vieną, tai tada jau ir kitoj pusėje aš privalau praleisti. Na, galit važiuoti per pėsčiųjų perėją, tik jeigu gerai visą pėsčiųjų perėją galit apžvelgti. Tai pavyzdžiui, čia mes tikrai nematom, kas yra, tai mūsų veiksmai jau bus prilėtinti, pasiruošti sustoti ir tik galėsim važiuoti tik visiškai įsitikinę, kad nieko nėra. Jeigu prie pėsčiųjų perėjos jau stovi viena transporto priemonė, taip kaip čia parodyta, sekanti negali pravažiuoti nesustojusi. Jinai privalo sustoti, įvertinti situaciją ir važiuoti tik nesustojus. Čia būtų iškart kritinė klaida egzaminė. Antras variantas, jeigu automobilis prilėtino prieš pėsčiųjų perėją ir lėtai rieda, tai jūs irgi pravažiuoti negalit pro jį. Irgi turit prilėtinti iki tokio pačio greičio, gerai apžvelgti situaciją ir toliau nuvažiuoti. Tai prieš pėsčiųjų perėją, jeigu jau kitas lėtina arba stovi, tai ir jūs turite pasielgti atitinkamai. Na, įvažiuoti vairuotojas į pėsčiųjų perėją gali tada, kada pėstysis išėjo iš jo eismo juostų. Tada pėstysis tas vairuotojas gali pravažiuoti. Jam nereikia laukti, kol pėstysis pereis visas eismo juostas. Į pėsčiųjų perėją įvažiuoti galim tik tada, kada matom, kad vietos už pėsčiųjų perėjos mums pakanka. Kad nebūsim priversti sustoti ant pėsčiųjų perėjos. Jeigu būsim priversti sustoti ant pėsčiųjų perėjos, regitroj kritinė klaida. Tai šiuo atveju turėjom sustoti prieš pėsčiųjų perėją, kai tas automobilis nuvažiuos, tada ir mes įvažiuoti pėsčiųjų perėją ir per ją pervažiuoti. Jeigu vairuotojas artėja prie autobuso pažymėto vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais arba prie mokyklinio autobuso sujungtais specialiais signalais, vairuotojas privalo sulėtinti greitį prireikus sustoti, kad praleistų vaikus ir juos lydinti asmenį. Jeigu regos negali asmuo su balta lazdele, tai privalot jį praleisti visada. Jam turit sustoti ir duoti kelią. Lygiai taip pat asmuo su negale vežimėliu, jeigu važiuoja, irgi bet kuris tik sugalvotų pervažiuoti, privalot sustoti ir leisti jam pervažiuoti per kelią. Štai perėjom 5 skyrių - vairuotojų pareigos pėstiesiems.